kalbant filosofiškai, tai prasidėjo turbūt nuo tų dienų, kai Lietuva buvo okupuota. Ir tai buvo nuostabus laikas, galbūt pati idėja prasidėjo ir nuo inteligentų. Savo akimis mačiau, kaip iš kaimo primityviausi žmoneliai, visi net nesvarstydami, dar buvo laikas, kada neišgyventinta baimė, bet į tą kelią tikrai ne tik Lietuva, bet Latvija ir Estija ėjo palikę baimės visas. Visų pirma, tai buvo labai gerai organizuotas ir koordinuotas renginys. Tai buvo ne vien Lietuvos, tai buvo 3 Baltijos šalių ir turbūt pati idėja buvo estų, tai buvo iš Talino. Bet visi po diskusijų, po ilgų aptarimų sutarė, kad reikia visoms šalims, Baltijos šalims kartu daryti, nes tai bus vieningas aktas parodyti pasauliui, ko mes trokštame. Bet dar buvo nuostabus dalykas, kad protų žmonės negalėjo dar suvokti, kas vyksta iš tikrųjų, bet tikėjimu, vidiniu tikėjimu, galbūt net žinojimu. Sesės iš miego kyla jau. Man atrodo, kad kaip tik tas Baltijos kelias buvo labai ryškus toks proveržis už tai, kad viešai, masiškai buvo parodyta visam pasauliui. Ir buvo tokia, labai konkreti deklaracija savo tikslų. Aš pradėjau labai daug keliauti, nes visą laiką norėjusi pažinti kitas šalis. Ir, pavyzdžiui, mano giminės, kurie Amerikoje nesupranta, klausia, kodėl aš tiek daug vežiuosi, kodėl tu nesėdi namuose. Tai aš jiems sakau, kad aš jau 50 metų sėdėjau, o dabar noriu atsigriebti už prarastą laiką.